Ką atspėjau lentą. Dėsiu lentą čia, bus lengviau rauti. Nusilupom šiferį pirmą eilę, nusilupom pirmą lentą, nusilupom lietų sistemą. Dabar turim gegnės. Tai mums reikės prasilgyti gegnės, nes čia bus pastogė. Tai dabar yra keli variantai. Tai aš dažniausiai čia išsipjaunu plytą arba išsidaužau plytą, prijungiu šalia gegnę, pasidarau priekį palei gulščiuką, užsidedu vėl lentas, tada dėsis makarons, plevelė, makarons ir nauji grebėstai. Tai va, tai 1, 2, 3 taškai čia, 2 taškai čia ir kampė susijungs. Tai ką, pradedam tada pasiruošiam čia šone, kad galėtume prasilginti gegnės. Tik 3 dar išsiplakiau. Galėtų daryti kitaip, galėtų čia leisti makarą, čia remti, čia grėžti daryti, bet va, pavyzdys toks. Bum, prasilginam, čia prisisukam, prisigrėžiam, kaip reikia išsikišam. Kadangi čia nuolydis yra vienoks, čia kitoks, tai labai atkreipiu dėmesį, čia bus, tarkim, čia pastogę darom kem, kadangi čia stačiau, jeigu norite suvesti vieną, kad būtų gulščiuks, čia bus koks 30. Tai automatiškai pasigalvokit, gal čia darykit tada pem, kad čia būtų kem. Nes čia nuolydis skiriasi. Čia labai stačiai greit nueis į apačią. Ir jūs turėsit kaktą čia, o ten kaktą turėsit toliau, jeigu 40 darysit. Tai čia yra labai svarbu. Paaiškisiu eigoj. Dabar dar reikia išsigriauti, man dar čia 2. Tada jis atsipjausiu gegnės. Ir prasilgysiu pastogę, tada parodysiu, kaip kaktą darau, kaip viską pasidarau, tada galės pradėti plevelę montuoti. Plevelę, nežinau, bandysiu šiandien pakišti gal po to šiferiu. Kadangi esu 1, būtume 3, tai būčiau nuėmęs visą pusę ir iš karto pasidaręs viską. Bet va, vadinas galima ir vienam. Yra po 1:10, aš pradėjau kokią 11 valandą dirbti gal. Tai va.
sistema, visur įsidaužiau. Atsipėjau po 1,20 m, 95 ant kempinkių. Dabar prailgysiu. Bum, bum, bum. Visą sudedu. Lygiai sulik čia. Žiūrim, kaip man seksis. Baterija rodo tik vieną. Nepasiruošęs. TX25. Visos dingė beveik. Pasimatuojam, kad užtektų pastogės. Pastogę darysim 40. 40. Lygiai. Senos lentos paliksim. Ir dabar kalsim vim. Kadangi neturiu viniakalės, nes pas Hebra visos viniakalės, tai savarankiai. Plius 30 pavėsė. Štai 4 vinių, 2 laštų perkis. Turim problemą, šis yra išlindęs. Reikia multifunkcijom pasijungti, išpjaut gabaliuką jaučiu.
Viskas čiki piki tinka. Net keista, kai iš pirmo karto viskas tinka. Tai parodysiu, kaip aš darau, kai yra skirtingi nuolydžiai. Turim pagrindinį nuolydį ir priestatą turim kitokį nuolydį. Tai dabar parodysiu. Nežinau, ar suprasit, va matot vieną gegnę ir kitą gegnę. Dabar žiūrėkit. Čia noriu daryti pagrindinis yra pastogė 40. Kaip tik šokas. 40, dabar žiūrėkit. 40 pasižymiu. Čia palei gulščiuką galim nusibrėžti, bus 40 pastogė. Bum. Pieštukai iš e-shopą, magnetiniai. Įsigykit belenkokią gerumą. Ir dabar žiūrėkit, čia yra nuolydis daug didesnis. Pasižiūrim. Dabar žiūrėkit, parodysiu gaveriuką dar, pasitikslysim. Nu dabar prisukim šitą. Šitą dar aš neprisukau, bet šią prisukau. Žiūrėkit, matuoklis, gulščiukas, žiūrėkit, tai parodysiu. Pavyzdžiui, čia yra 0, pasidarom 0 ir dabar žiūrėkit. Pagrindinis mano nuolydis yra 36, o čia kiek turim 44. Dabar čia netgi 34. Keičia čia milimetrai. Tai va turim per 10 laipsnių skirtumą nuolydį. Ir dabar žiūrėkit, ką aš padarysiu. Tikiuosi suprasit, ką darau. Nematau. Ai va. Ir dabar žiūrėkit. Čia yra pažymėta 40. Ir dabar žiūrėkit. Pasiėmė gulščiuką.
juoda, darau 0. Pertrūs biškių. Darau 0. 0. Sužymė. Ir dabar pasimatuojam, dabar žiūrėkit. Čia yra, įsivaizduokit, čia pastogia 40, kaip visam name bus. Čia kur 0,10 laipsnių skirias, čia 26. 26 čia bus. Tai įsivaizduokit koks skirtumas. Kad sueitų kaktą vienodai. Jeigu norit, kad būtų čia lietaus sistema vienam nuolydį, kad kaktą būtų vilkščiukė, 14 cm skirtumas yra šito nuo šito pastogės. Jeigu aš noriu, kad čia būtų bent jau kokie 35, tada čia iškiam kokie tam paliks. Bet kadangi man užtenk ir čia fasadą nieks nešiltis, tai man užtenka 26, tai aš taip ir paliksiu. Tai čia darau 26, čia 40. Tikiuosi aišku. Po to pamatysit, parodysiu, kai uždėsiu kaktą, pamatysit. Čia dėl to, kad laštakis būtų vienods tarp pirmą grebėstą ir kad lietaus sistemą pakabintume ant šito šlaito ir ant šito šlaito. Ką, visos gėgnės prilintos, visur pasižymėjau, palei gulščiuką. Čia dar nusibrauksiu, čia yra, nusipjaunu palei gulščiuką ir užsidėsiu kaktą. Viską parodysiu.
ką, po pietų pasidariau. Susitvirtinau stelažą ir pasidariau kampą. Žiūrėkit, parodysiu, kaip aš kampą darau. Tai aš kartais, jeigu skarda pati nebūn gera, aš ją palieku. Kodėl aš ją palieku? Palieku kondensatui. Tai aš plėvelę įdedu čia, čia, o kitą čia, čia. Ir aš išilgę plėvelės nebededu, kai tokia situacija būn. Palieku ir dabar sutvirtinu ją visą dvigubą ir dabar, o čia trigubą. Tai dabar aš galėsiu grebėstus čia sukti į trigubą ir susisuka čia, čia nieks nedėda. Dabar ramiai savo galėčiau netgi plėvelę atvaryti čia ir ją palikti čia, tą plėvelę iš čia. Kondensat visas nubėgtų į šitą įloją, nes skarda yra nesupuvus kiaurai. Tai kondensatui lašiukam užtenka, o po to ant viršaus dedas vėl dar vieną skardą. Tai va, bet plėvelę vis tiek perleist galim taip. Bet aš papačią dar kaip trečią plėvelę būn skardą naują ir dar papačią palieku seną skardą, kad nes įlojos pavojingiausias vietos yra, tai pabandykit kas nors tai padaryti, pamatysit kaip patogu. 100% tada, kol nėra naujos įlojos, kol nėra dangos, jum per plėvelę nebėgs čia. Tai va, aš taip darau. Išstorinau gegnę, dėjau makarą, tada per makaroną pakeliam ant senų grebėstų plėvelės neguldom. Pakeliam per makaroną, dabar vyniosim plėvelę ant naujo makarono ir dėsim ant viršaus dar vieną makaroną. Gal atrodo labai čia daug, bet kodėl čia tokia vieta? Dėl to, kad čia iš karto per makaroną pasikėliau, nes čia nukarė yra belenkaip. Dėjau pagal dušiuką kaktą, o čia buvo nukarė. Tai čia pasidariau taip, dar čia kažką įdėsiu, nes pirmą grebėstą suksiu čia, antrą kažkur čia. Tai kad nebūtų to tarpa, kad nebūtų mini vibracijos, čia įkišiu dar kažką. Tai va, draugai. Vinis, varšs, vinis. Viską susukam varžtais, o po to perkalam viską vinim. Darbai juda. Pačiam gera darbuotis net. Pamiršau vieną svarbų dalyką prieš plėvelę dedant. Tai nusipjauti seną pastogę reikia ir prisisukti galę dar po makaroną. Tai va, nusipjoviau ir prisisukau dar vieną. Nes jeigu čia grebėstą suksim, čia koks 40, ta pastogė 40, tai viskas maskatuosis. Būtinai nusipjaukit iš karto lygiai arba netgi daugiau senas lentas. Jeigu paliekat senas lentas, nes gali senas lentas plėšti žemyn, nereikės tada dvigubą makaroną. Bet kai yra įlajų, tai nerekomenduočiau senų lentų imti, nes įlają daug lengviau yra susimontuoti. Nes yra prie ko sukti bent jau makaronus, o kai yra tik gegnės, tai tada turėsite leisti gegnės dar, nes prieš 50-60 metų, kai statė namus, tai čia nieko nebūdavo. Tai va, tai aš montuoju plėvelę. Esu pajungęs timelapsą, tai svarbiausias vietos stengiuosi parodyti. Jeigu kažkokį turit klausimų, galite užduoti klausimus. Kitam video stengsiuosi parodyti, jeigu kažko nesupratot. Tai aš montuoju plėvelę, tada susimontuosiu pirmą grebėstą, pasigausiu aukščius, parodysiu, kaip pasigauna aukštį laštakiui. Tada kartais tenka netgi šitą kaktą dar pakilnuoti, jeigu nenorim, kad būtų didelis laštakis seniems stogam. Ir ką, važiuojam. Dedu plėvelę ir susigrebėstuoju. Šiandien tikslas sunkiausia čia dalis pasidaryti visą priekį. Tada aš bandysiu pasikišti, nes man tos plėvelės neužteks. Atsipjausiu kažkokias kitos plėvelės, pakišiu po šiferį, užleisiu ant to ir šiandienai tai paliksiu. Tai va. Šita vieta yra pati svarbiausia. Kai pasidarysi priekį, taip turėsi visą stogą. Taip tavo laštakis stovės, taip tavo lietaus sistema stovės, taip tavo pirmi lapai stovės. Viskas priklauso yra nuo šito priekio, kaip tu paruoši. Daug pradedančiųjų suklysta vietoj. Tai va, tai čia yra labai svarbi vieta. Tai žiūrėkit, jeigu yra klausimų, klauskit. Prisisukam makaronus. Dabar susidedam tokius, kad žinotume, kad lenta būtų tiesiai lygiai sulig priekinė lenta. Dedam priekinį grebėstą. Parodysiu vėliau, kaip bus. Prisidėjau dabar laikinai lentą ir žiūriu dabar. Staiga nesąmonė. Dabar iš karto mes turim susikilnuoti lygiai viską vienodai, nes po to su grebėstavimu bus blogai.
Taip, tai dabar turiu didžiausią tašką. Nuo kaktos viršaus 12 cm. Ką turiu tam gale? Žiūrėk, galiu parodyti. Ir aš jau taip čia vieną makaroną buvau pakišęs prieš tai. Čia turim 7,5. Tai aš atsipjau makarą, dar vieną makaroną pakišu. Tai jau tam gali yra 2 makaronai pakišti. Man reikia būtų 12. Yra 11. Tai dar reikia kelti. Tai jau bus 5 cm, 6 cm tą galą reikia kelti, kad būtų mano kakta vienoda ir vienodai čia tarps. Dabar nueinam į šitą galą pasižiūrėti. Tai va čia 11,5. Tai čia yra panašiai. Šits ir šits yra normaliai. Dar šitą galą pasižiūriu. Šits galas yra 10. Tai man visur reikia padaryti 12. Aš ir matau, kad čia turbūt vienods aukštis. Tai visur turiu pasidaryti 12, bet aš negaliu taip žemai palikti kaktus. Kaip matom, toks tarps, dar dedas ventiliacinis tas, tai čia bus laštakis belenkokia dydžia. Tai aš turėsiu niekados kaktus nekalu su vinim, kai pasidarau priekį, dabar skaitykit, bus 12. Tai aš šitą kaktą dar turėsiu pakelti 5 cm visą viršų lygiai pagal gulščiuką. Pasižymėsiu apačioj čia visur ir 5 cm dar kelsiu viršų. Tai man čia to net nebebus prie ko sukti, čia turėsiu papildomai prisisukti, pasižiūrėkit. Čia turėsiu papildomai šonę dėti tokia 5-tuką. Tai va, draugai, tik nežinau, ar man tas dar neklis, galbūt, kad ties tos teks biškį pripjauti. Man 5 cm reiks visą šitą kaktą vadinamą, kur lėtų sistemą dėsis visą pakelti viršų 5 cm. Ir tada turėsiu 7 cm nuo čia iki lentos. Tada bus ventiliacinis tarpelis ir tada laštakis bus standartinis 15 cm, kaip mes visą laiką ir dedam. Tai va, nežinau, ar supratot, dafiga reikalų. Tai čia makaroną neuždėjau. Tai va, viena plėvelė yra ten, kita ten ir dar yra skarda. Tai čia šits nieko nesudaro. Bet šitą aš dar priklijuoju, nors čia man visiškai neturi įtakos, jeigu ten vanduo bėga, ana plėvelė yra užleista iki čia. Plius yra skarda dar po apačią, tai čia ir plius ant viršaus dabar dėsis dar vieną skardą naują. Tai 3 kartus apsaugots yra nuo įlajos, 3 trigubs. Biškiau pavargau. Apie 5-6 valandas dirbu viens pats tik prie priekį. Gal kažkas sakysit ilgai, bet viską darau, kaip matot. Bet turėjau pusę valandos pertraukėlį. Tai va, tai nežinau, rytoj šeštadienis. Tai rytoj galėčiau padaryti likusią visą dalyką. Čia yra pats sunkiausias dalykas. Daugiau, ką, ėmi šiferį, dedi makarą, dedi plėvelę, grebėstus ir varai viską. Nu, dar centriuks ten yra biškai sudėtingesnis mazgas. Esu čia uždėjęs kraigą ir kaminą apskardinęs. Prieš kokius 7 metus sucinkuotą skardą, reiks viską nuimti. Nes viskas bus grafito spalvos. Tai va, čia yra dar, sakau, toks sunkiausias taškas, pasidarom priekį, sutampam, pasikeliam kaktą ir tada galim grebestuoti. Pirmą tarpą Venecijai aš dariau visą laiką 26, visi kiti 35. Tai va, dar šiandien reikia būtinai man pakišti tą plėvelę po šiferiu. Nes jau sakau, yra 5 valandas, penktadienis, tai iki 6 turiu susitvarkyti, viską pasikišti, susigrebestuoti ir susitvarkyti įrankius.
sugrabėstavom. Turim starps 26. Visi kiti 35. Tai va dabar šiandien daugiau nieko neapdarysiu, nes jau pusė 6. Dar prisipjuvau vieną, nes buvo per aukštą, nes turiu pasilikti 15 cm užleist plevelį kitai. Nusardysiu po to šiferį vėl po apačią makarons, plevelį ant viršus makarons ir grebės, tai taip ir lipsiu viršų. Ir įląją darysios. Tai va, tai čia pirmos dalies bus beveik pabaiga. Dabar dar noriu užsikišti plevelę, kaip matot mane užtenka, tai prieš nesvarbu, kad lietus nerodo. Dabar turim arba kažkokią juodą plevelę, arba šiltnaminę kažkokią užleisti čia kokį 10 ir pakišti kokį 20 ten. Ir nežinau, užspausti kokią lentą ar kažką, arba su skobom prišaudyti ir palikti. Ir taip galima važiuoti kiekvieną dieną po biškį į priekį. O kaktą vėliau aš pasikelsiu, nes dabar matas koks dydis. Nuo čia iki čia 12, o man reikia būtų 7. Tai 5 dar pakelsiu, jeigu nebeturit, galiu parodyti, jeigu nebeturit iš gegnės vietos, kaip aš tokiu atveju, va čia turit, nebebus. Tai va, galit šitokį prisisukti, kiek norit į viršų. Aišku, nu va, man tai, pavyzdžiui, tiek užteks. Tik aš prisisuksiu 5 ant 5. Ir tada prisisuksiu lentą. Nes man matot gegnės, bėrė 3 cemai, man reikia 5 pakelti. Va. O visur kitur turėtų užtekti. Štai va, man viskas aišku, tikiuosi ir jums aišku. Jeigu yra klausimų. Tam ir yra šitas objektas bus. Pasidaryk stogą pats. Pajudėjau. Gal ir nieko nesimato, bet užtrukau apie 6 valandas visą šitą pasidaryti. O aš 20 metų dengiu stogus. Aišku, niekur neskubu, truputį dar kojas skauda. Bet sakau, dabar susitvarkysiu plevelę.